Ar žinojai, kad tave stebi VMI? VMI skiria daugiausia dėmesio šioms sritims. Viena iš sričių tai PVM-as. Jeigu nesi PVM mokėtojas, bet esi arti 45 000, tave gali stebėti. Arba kitas atvejis - taikymas įvairių PVM schemų, nulinis PVM-as, atvirkštinis ir panašiai. Čia tave taip pat gali stebėti. Kitas sritis - pajamos natūra. Arba kitaip kalbant, automobilio naudojimas ir šiai dienai netgi kelionės. VMI gauna daug informacijos iš kelionių agentūrų ir žiūri, ar tikrai tai buvo komandiruoti. Pajamos natūra iš automobilio perspektyvos, turite automobilį ir naudojate asmeniniams poreikiams, čia yra rizika. Kitas sritis išlieka reprezentacija. Įvairūs renginiai, maitinimas, vaišinimas, potencialių klientų, o gal komandos, tai čia išlieka rizikinga vieta ir būtina žiūrėti, kai tai atitiktų verslo logiką. Fizinių asmenų įdarbinimas. Ganėtinai plati tema, bet būtina susikurti saugiklius, kad paslaugos pirkimas neatrodytų kaip darbo santykiai. Ir tai yra rizikos verslui, o kaip jas suvaldyti, kviečiu pasikalbėti nemokamos konsultacijos metu.